šią savaitę nelabai turėjau laiko, bet bent jau penktadienį atvariau į studiją. Bandysiu toliau dirbti prie albumo. Praeitą savaitę įrašiau būgnus dar vienai dainai. Dabar perklausiau, atrodo, kad visai ten pavyko iš nežinau kelinto kartą. Tai dabar laikas įrašyti bosą. O šiaip, nors daina tokia gan monotoniška, boso partija stebėtinai, visai ten keičiasi dalykai. Nėra kažkaip labai sudėtinga, bet, taip staigiai įsimint viską ir pagrot be klaidų, nėra taip jau visiškai easy. Tai bandysiu biškai pasikartot, išmokti ir kažkaip įrašyti. Tai rašiau ne tik bosą, bet ir gitarą. Įdomu, kad tos partijos kažkaip, tokios visai judančios, atrodo, kad daug kas keičiasi, bet iš tikrųjų yra labai paprastas. Tai gana greitai galima prisiminti ir įrašyti viską be klaidų. Ir tada dar įrašiau ir sintiką. Sintikas tai biškai su klaidelėm, bet ten bus nesunku suredaguoti, manau, porai vietų. Nežinau, šiaip neblogai. Dar įdomu, kad įraše girdisi suskilęs raidas, kurį praeitą savaitgalį jau pataisiau, tai dabar jis jau nebėra suskilęs, tai kaip ir nebeišeitų išgauti tokio garso. Ir šiaip įtariu, kad bendram mikse ten su visom ošiančiom gitarom, tai gal ir nesigirdės to, nežinau, zirzimo. Bet jis ten yra. Tai vat taip istoriškai liks
jau nebeegzistuojančios. Nu, žodžiu, raidas įrašytas toks, koks dabar jau nebėra. Tai nežinau, turbūt tiek, šiandien jau nebelabai turiu daugiau ką jėgų padaryti. Nu, žodžiu, tai tokia trumpa savaitė vienos dienos, nežinau, ar čia išeis video, ar prijungsiu prie kitos savaitės. Jeigu išeis, tai šią savaitę tiek, o jeigu ne, tai tikriausiai šitos dalies nebus video, kur šneku apie šitą dalyką. Tai va.